kaip įkvėpti, įsikvėpti, neperdegti ir įkvėpti kitus. Ir pranešėjai netrukus anonsuosiu, tačiau klausimus pranešėjai kviečiu užduoti raštu naudojantis Zoom platformos bendruoju pokalbių kanalu, kad nesusitikrytų pranešimas ir po pranešimo mes būtinai skirsime kelias minutės jūsų užduotiems klausimams atsakyti. Na, o patį pranešimą skaityti ir pasidalinti savo patirtimi bei patarimais kviečiu psichologę, psichoterapeutę, jau 16 metų konsultuojančią lietuvius visame pasaulyje ir šiandien į mūsų ratą besijungiančią iš Ispanijos. Tai kviečiu į šią virtualią sceną, pasitikite Giedrę Gutautę Klimienę. Labą dieną. Tai labas vakaras. Labas vakaras, kas ne vakaras. Tai labai malonu Jūs matyti, garsas puikiai girdisi, tai perdodu žodį Jums ir tuomet labai su nekantrumu klausome Jūsų pranešimo. Tai aš tada pajungiu skaidrės, minutėlę. Taip, sekundėlę. Gerai, tai aš esu, sveiki visi, aš esu psichologė, psichoterapeutė Giedrė Gutautė Klimienė, kaip jau pristatė. Ir šiandien aš tikiuosi, kad šitas mano pristatymas šiek tiek jums padės iš tikrųjų padaryti tą startą, kurio tikisi organizatorės, kad truputėlį padės pažiūrėti į save iš giliau, pajausti galbūt, kad galit labiau atvirai pakalbėti apie tai, kaip jūs jaučiatės, kas vyksta su jumis lyderystėje. Tai šiandien aš kalbėsiu apie lyderystę ir jos būtent vienišumą, apie tai, kaip kartais sunku ir kokia atsakomybė, ką jau ir kalbėjo Gintarė ir Justina, kokia atsakomybė užgriūna tos pečius, ar ne, kai iš tikrųjų tampi lyderiu ir ypatingai tokioje aplinkoje, kaip išeivijos organizacijai, ir kaip pasiekti to, kad vis tik tai labiau teiktų ir kažkokį džiaugsmą ir bendrystės džiaugsmą. Taigi, pirmiausia, pradėsiu nuo to, ką galbūt daugelis iš vadovų gerai pažįstate, tai yra tai, kad kartais mūsų iniciatyva atsitrenkia į sienas. Tai tarkim, įsivaizduokit situaciją, tikriausiai ne vienas iš jūsų esate tokią situaciją patyrę, ar ne viena iš jūsų, kai, tarkim, gimsta kažkokia nuostabi idėja, dega ta idėja ir bandot kažkaip tai parašoti bendruomenę ir laukiat, praeina valanda, praeina kita valanda ir nėra jokios reakcijos, žmonės matosi, kad pamatė, bet nieks nereaguoja ir jausmas toks, tai ar čia man tik vienai reikia, ar čia tik tai man tai rūpi, gal niekam nereikia, gal iš vis tos veiklos nereikia ir taip toliau. Tai yra dažnai būna toks atsitrenkimas į tai, kad lyg tai niekas kitas, tik tai aš čia galiu kažką padaryti, nes visiems kitiem nerūpi. Nežinau, kiek čia jūsų tokių yra, kurie su to susidarėt, aš tikiuosi, kad yra ir tokių, kur jaučia labai didelį palaikymą, bet neabejoju, kad tikrai yra nemažai tokių, kurie atsidaužia į tą abejingumo sieną. Ir kas tada nutinka, kad kai jūs jaučiatės, kad lyg niekam nerūpi, o jums labai rūpi, jūs labai imatės viską ant savo pečių. Ir tada savo pasakot, gerai, jeigu nieks to nesijama, tada aš imsiuos pati ar pats, ar ne? Ir tada pradeda tempti visą naštą ant savęs. Tai vadinasi atlaso kompleksu, kai jaučiuosi, kad turiu nešti visą sieną, visą žemę, visą pasaulį. Ir esate kaip tokia kolona, va čia kaip šita paveikslėlė, ne kolona, kuri turi, jeigu jinai pasitrauks, jeigu jinai nežinau, susirgs, kažkas atsitiks, tai grius visas pastatas, ar ne? Ir tada labai labai didelė našta ir atsakomybė griūna ant jūsų vienos ar vieno pečių ir jūs tame stringate. Kokia yra to ramsčio našta? Ką tas ramstis laiko? Iš tikrųjų, tai ne tik tai, kad visokias organizacinius dalykus tai laiko, tai yra nematomas psichologinė našta. Pirmiausia, tai yra dažniausiai atsakomybė už tai, kad apskritai lietuvybė išliktų. Dažna jūsų ar dažnas jūsų, kurie iš tikrųjų imasi tos lyderystės vaidmens, jie nori, kad kažkaip būtų išsaugota lietuvybė. Ir dažnai tai irgi gaunasi labai didelė našta, nes lyg atrodo, jeigu aš pasitrauksiu, jeigu kiti nieko nedarys, tai viskas ir žlugs. Ne? Ir lietuvybė toje vietoje išnyks.
Kita yra atsakomybė ta, kad liktai baime, kad kai prisiemu tą atsakomybę, tai aš turiu daryti savęs netausojant, kad iš tikrųjų viską padaryčiau ir kad viskas būtų gerai, nes kitaip visigi sakys, va, jinai ne, ar jisai nepadarė, čiagi jo buvo, jo, va, ir bus labai didelis toks nejaukumas, gėda ir taip toliau. Trečias dalykas, kad dažniausiai šitos lyderystės, vad kuo skiriasi nuo verslo lyderysčių, kad šita lyderystė dažnai būna iš tiesų savanoriška. Tai reiškia, darbo tai tiek pat, kaip normaliam samdomam direktoriui, bet našta, o atlyginimo jokio ir našta milžiniška. Tai kągi dabar toj situacijai daryti, iš kur rasti tų jėgų? Tai pirmiausia, norisi pasakyti, kad savęs motyvavimas nėra prievarta. Nereikia savęs motyvuoti per prievartą, nes čia nieko nepavyks. Iš tikrųjų, motyvacija yra kaip šulinys. Jei šulinys sausas, gali rėkti ant jo, gali reikalauti, vandens vis tiek nebus. Taigi, jeigu jūs esat iš tikrųjų visiškai neturintis jau jėgų ir energijos, tikrai nieko negalėsite duoti savo bendruomeniai. Tikrai bus tuščia ir čia reikia ieškoti kažkokios išeities. Jūs kartais tikriausiai jaučiat, kad tiek yra visokių reikalų, kad prisėdat prie kompiuterio parašyti, kad ir paprasto laiško ir negalit. Jūs pradedat save graužti, gal aš ten tinginė, ar ten kaip čia aš taip nesusijęmu, čia tik laiškas, bet viską darau, vengiu, nieko negaliu padaryti, ar ne? Norisi, kad šiandien iš tikrųjų sutartume, kad iš tikrųjų tinginiais savęs nevadint, nes dažnai tai yra tiesiog dėl to, kad yra kažkoks nuovargis, dažnai tai vadinamas toks sprendimų nuovargis. Tai yra jūsų smegenis, jos veikia kaip baterija. Čia va tokį baterijos vaizdą pridėjau. Kiekvienas jūsų sprendimas, ką atrašyti, ten kaip reaguoti į grupės tylą, kur gauti pinigų, tą bateriją iškrauna. Ir iš tikrųjų, kas va yra įdomu, kad realiai emocinis darbas, tai yra tas darbas, kur jūs daug įsitraukėt, kažkokius sprendžiat dalykus, kur emociškai jums yra sunku, žymiai labiau sekina tą bateriją negu fizinis darbas. Kas yra galbūt keista, bet iš tikrųjų taip yra. Ir kai vakare arba ten po daug įvairiausių užduočių ar darbų jūsų baterijoje ten jau visiškai nieko beveik nelieka, jūsų smegenys įjungia saugumo režimą, jos tiesiog atjungia motivaciją. Jūs tiesiog nieko nebenorite daryti. Ir tuo metu realiai yra kur kas geriau neversti save daryti vis tiek, bet paieškoti, kaip galima pasikrauti, nes jums reikia šiuo atveju pakrovėjo. Vis tik prieš ieškant pakrovėjo, mums reikia surasti, pasižiūrėti, ar mūsų pats indas nėra sutrūkęs. Nes pažiūrėkite į šitą vaizdą, čia matosi, kaip, reiškia, čia kiek nori pildyk šitą indą, šitą ąsotį jis visą laiką nebus pilnas, nes jis yra kiauras, nes jisai pro skyles viskas ištekės. Taigi, kas yra svarbu, kad nebūtų skylių mumise, kad nebūtų emocinių skylių, kur pabėga visa mūsų energija, yra svarbu leisti savo turėti labai aiškes ribas, kiek aš skiriu laiko tai lyderystiai. Tai yra turėti labai aiškę savo ribą, kur nebūti budėjimo režime, nes dažnai budėjimo režimas, kad aš visada turiu būti ten prieinama, jeigu ką, ten gal kažkas atsitiks, gal kažkur kažkas, aš turiu visą laiką reaguoti, jisai labai stipriai pervargina ir labai svarbu atjungti visą tą budėjimą ir turėti labai aiškę ribą, kiek ir kada aš būnu su bendruomenė ir kiek ne, su savo kažkokia organizacija ir kiek ne. Tai yra pirmas ir svarbus žingsnis, kad mūsų indas būtų be skylių, kad nepratekėtų viskas kiaurai. Tuomet, reiškia, kas gali užpildyti tą vis tik pakrauti mus, ar ne, kas gali užpildyti tą indą. Tai indo užpildymui yra ne vienas būdas, bet pirma svarbiausia dalis yra tikriausiai yra prasmė. Aišku, pati prasmė čia yra irgi keblų labai,
nes dažniausiai lyderio prasmė yra palaidojama po administraciniu triukšmu, po to, kad reikia ten išrašyti kažkokias sąskaitas, patalpų nuoma kažkokia, ar apmokėti ten kažką, ar surasti pinigus kažkur, ar surasti, kas padarys tą ar aną ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tiek daug visko reikia, kad dažnai ta prasmė kažkur paskęsta tarp tų reikia. Ir sunku ją remtis. Bet vis tik paieškoti tų momentų, kurie parodo, kad ta prasmė yra. Ar tai gali būti kažkoks, nežinau, vaikas mokykloje pradėjo skaityti, ar ten kalbėti geriau lietuviškai, ar kažkur galbūt renginy buvo kažkoks jausmas, kad visi įsitraukia ir visi gerai jaučiasi ir visi pritarė, nu, kažkaip darot kažką prasmingo bendrai visiems, ar ne? Ar kažkokie momentai, kurie emociškai jums parodo, kad jūs darote kažką svarbaus. Tai gali jums priminti jūsų prasme ir suteikti naujų jėgų, tęsti toliau. Ir aš manau, kad net ir šitas renginys irgi yra vienas iš tokių dalykų, viena iš tokių erdvių, kur galbūt pajausit šitą jausmą, kad ne veltui jūs visą tai darot, ką jūs darot. Kas dar yra svarbu, kas dažnai sekina resursus. Tai reiškia, dažnai būna taip, kad norisi kažkaip viską daryti labai tobulai. Tai yra perfekcionizmas. Ir čia prieš pat renginį kalbėjom su organizatoriais ir kažkaip tas perfekcionizmo žodis praskambėjo, kad vis tik manau, kad ne vienas iš tų lyderių, kurie esat prisijungę, irgi turi to perfekcionizmo, kur norisi kuo geriau, kuo tobuliau, kuo geriau viską atlikti, kad viskas kuo būtų sklandžiau. Bet norisi pasakyti, kad perfekcionizmas vis tik yra vienišumo brolis. Ne? Yra sunku perfekcionizme būti su kitais, nes tada atrodo, kad tik tai tu gali padaryti geriausiai, tik tai tu gali būti toks atsakingas ir taip toliau. Taip pat labai sekina kaltė ilsėtis. Kai neleidi savo ilsėtis, kai galvoji, ne, vis tiek reikia padaryti, viską reikia padaryti geriausiai ir taip toliau, tada labai lengva perdegti. Tad aš siūlau įvesti tokį terminą pakankamas lyderis. Nes pakankamas lyderis yra tikriausiai geriausia forma, kurią galima ir neperdegti, ir išlaikyti savo ąsotį sveiką ir pilną, ir tuo pačiu pritraukti žmonių, kurie su netobulu lyderiu kažkaip jausis jaukiau. Tai dabar truputį apie lyderiavimo formas pasakysiu, ta prasme apie dvi formas, kurias pagalvokit, kokie jūs esat labiau. Tai, žodžiu, pirmas tai būtų toksai gelbėtojas, tobulasis gelbėtojas, ar ne, kuris jaučia milžinišką atsakomybę, nori viską padaryti tobulai, jis nuolat judina visus, rašo 10 priminimų, balse girdisi panika, kodėl jūs nebuvot, ten reikėjo, labai reikia tą, reikia, na, reikia taip toliau, taip toliau. Jis atiduoda visą save, bet paradoksas toks, kad nariai pradeda jo arba jos vengti. Ar esate tai patyrę? Man tiesiog įdomu, čia galbūt galite parašyti pastabose šituose pokalbiuose. Ir kodėlgi pradeda vengti, nes bendraudami su tobulu gelbėtoju, jie jaučiasi kalti, jie jaučiasi skolingi, nes jie tai tiek nedaro, o nuo spaudimo žmonės nori bėgti, nes jie nenori būti tokie atsakingi ir tiek daug daryti. Antras tipas vadovo, tai būtų tas pakankamai geras vadovas, kurį galima būtų pavadinti švyturiu. Jis nenori nieko išgelbėti, daro tiek, kiek pačiam ar pačiai teikia džiaugsmo, negaudo žmonių už rankovių, tiesiog uždega šviesą, sukuria erdvę, kurioje pačiam ir pačiai yra gera. Ir į šitą ramybę žmonės ateina patys, nes žmonės bėga nuo pareigos, bet visai mielai prisijungia ten, kur kažkas smagiai vyksta. Dažnai lyderiai prisimam tą vienišo kario naštą ne iš puikybės, o iš didelio rūpesčio. Jiems dažnai atrodo, kad jei aš nekovosiu, viskas sugrius. Jei aš neveiksiu, viskas sugrius. Jei nieko nedarysiu, viskas sustos. Ir jie stoja į tą mūšį vieni. Bet posakis vienas lauke ne karys yra ne apie tai, kad tas vadovas yra silpnas. Tai yra apie tai, kad iš tikrųjų kitaip žmogus negali. Žmogus, koks jis bebūtų, ar stiprus, ar kiek stiprus bebūtų, tiesiog nėra sukurtas nuolatiniai kovai be užnugario. Būti to tobulų vadovų, kuris viską
paneša vienas, yra tiesiog žmogiškai per sunku. Tai per didelė kaina jūsų sveikatai, ta prasme, iš tiesų į tai reaguoja visas jūsų kūnas ir jums tikrai tos kainos mokėti nebūtina. E, taigi pakalbėkime apie tai, kad apie biologinę prasme viso to. E, vienas, reiškia, laukia ne karys, vienas karys, žodžiu, kodėl tas vienišas karys nėra, geriausiai perdega, tai kai patiriame didelį stresą ar atsakomybės naštą, mūsų nervų sistema labai įsitempia. Ir nusiraminimui pačiam, taip vadinamai savireguliacijai, reikia mums labai daug mūsų energijos resursų. Iš esmės tai yra galima, įmanoma, aišku, savireguliacija veikia, bet jinai reikalauja iš mūsų labai daug energijos. O koreguliacija tai reiškia, kad mūsų nervų sistema ieško kitos ramios nervų sistemos, į kurią galėtų atsiremti. Todėl, kai jaučiate neviltį, efektyviausias vaistas yra nesukasti dantis, o paskambinti kolegai ar artimajam ar draugui. Vien tik išgirdus suprantantį balsą, jūsų kūnas gauna signalą, aš nebe vienas, pavojus sumažėjo ir viskas jau yra geriau ir rimstam. Dėl to, kadangi mums reikia to kito žmogaus, vadinasi, reikia keisti modelį. Nereikia būti tuo vieniša kolona, ar ne vienišu ramščiu. Iš tiesų, kolonadoje, kaip matot šitam paveikslėlį, yra daug kolonų, kurios visos darniai atremia stogą. Čia stogo nėra, bet tarkim visą tą viršuje esančią dalį. Ir netgi vienai kolonai ištraukus vieną koloną, ta prasme, jeigu susirgo, išvažiavo ar dar kažkas nutiko, kolonada vis tiek lieka. Jinai laiko toliau tą, ką turi laikyti. Ir tuo pačiu tarp kolonų yra tarpų, tai kiekviena kolona gali būti kažkaip savaip tame. Tai sudaro iš tikrųjų kolonadą, sudaro tokį darnų buvimą, kuriame gali būti savim, su savo iniciatyva, bet tuo pačiu kažkokiam bendrystėje su kitais ir stipresniam. Ir kaip sukurti tą kolonadą, ar ne, kaip tos žmonės pritraukti prie savęs. Paslaptis yra paprasta, bet sunki. Iš tikrųjų, svarbiausias dalykas yra nustoti būti tobulu. Kol jūs vaidinsite ir sakysite, kad aš viską galiu, man viskas gerai, žmonės stovės atokiai. Jie galvos, oi, tai ar jisai ten puikiai tvarkosi, tai manęs tikrai ten nereikia. Jūsų tobulumas veikia kaip siena ir kolonada pradeda formuotis tik tą akimirką, kai jūs tą sieną nuimsite ir pasakysite, aš nežinau, kaip tai padaryti, man reikia pagalbos. Čia tą, ką šiandien jau minėjot. Tai nėra silpnumas iš tiesų, tai yra vienintelis būdas pakviesti kitą žmogų atsistoti šalia. Tai yra tada, kai mes parodom, kad mums reikia jūsų, tai žmonės ateina šalia ir būna šalia. Taip atsiranda iš tikrųjų tikrumas ir tikras ryšys, nuoširdumas ir tikras ryšys. Ką daryti praktiškai? Dar norisi tokius išskirti kelius dalykus. Tai yra pirmiausia, netimkite atsakomybės iš narių. Tai iš bendruomenės narių, aišku, kai bendruomenė labai maža, tai tikriausiai tada vis tą yra sunkiau išdalinti, nes yra mažai narių, bet kartais būna bendruomenės didesnis ir ta galimybė tikrai yra. Tai kai pamatę tylą grupėje, skubėte viską padaryti patys, pabandykite pagalvoti, kad iš tikrųjų tai atimate iš jų galimybę augti ir prisidėti. Ir dėl to būtų geriau nedaryti už visus, bet pasiūlyti ir pasakyti, kad čia trūksta rankų, čia reikia prisidėti ir kas gali. Antra kryptis yra drąsiai kreiptis į kitus lyderius. Tai ir šis renginys tikriausiai yra labai apie tai, nes lyderystė yra vieniša ir bendruomenės narys ne visada supras to lyderio iššūkius, su kuo susiduria lyderis ir kas jam yra svarbu, o kitas lyderis tikrai supras. Ir aš manau, visi tie, kurie čia šiandien susirinko, tikrai suprasit vieni kitus, nes susidurėt su labai panašiais iššūkiais. Tai iš tiesų, būdami, galbūt šiandien pavyks sudaryti kažkokią dalį tos kolonados, ar net, ta prasme, ir kažkokia gal kolonada susidarys, kur atsiras toks patvarus ramstis daugeliu iš jūsų, arba bent jau kažkokiai daliai, kur galėsit toliau burti ir daryti dar daugiau ramščių, kad galėtumėt visi darniai judėti lietuvybės, reiškia, skatinimo linkme. Apibendrinant viską, ką šiandien kalbėjom, tai norisi pasakyti, kad
tvari lyderystė yra iš tikrųjų pirmiausia rūpinimasis savim, tai yra pakankamas poilsis, savo prasmės, savo priminimas, ribos, kurias būtina išlaikyti, kad mūsų vidiniai resursai nesektų. Ir antras yra išoriniai resursai, tai yra bendrystė, pagalba, pagalbos prašymas, pagalbos prieimimas, bendradarbiavimas su kitais ir buvimas kartu. Ir tik tai tada lyderystė bus tvari, kurią galėsite ilgai išlaikyti, kur ilgai galėsit būti motyvuotais ir ilgai būti gerais lyderiais. Ir pabaigai mes daug kalbame apie tai, kad lyderis turi nešti šviesą, bet švyturys, kuris tik atiduoda ir niekada nepasikrauna, galiausiai užgęsta. Todėl mano palinkėjimas jums šiandien yra dvigubas: būkite ta šviesa ir šiluma savo bendruomeniai, bet lygiai taip pat leiskite savo priimti kitų šviesą, leiskite kitiems pasirūpinti jumis ir jums padėti. Ir ačiū, kad esate, o dabar mielai atsakysiu jūsų klausimus. Tai ačiū Giedrė, turbūt ir jums puikus pranešimas ir manau, kad tikrai surezonavo daugeliui, nes matau, kad turime ir klausimų ir turbūt labiausiai surezonavo jūsų pranešimo vieta apie gelbėtojus, ar ne, versle dažnai mes tokius lyderius vadinam gaisrininkais. Tai jūs labai gražų įvedėt konceptą apie švyturį ir aš pakomentuosiu, Brigita gal ne klausimą, bet komentarą parašė, tai jinai patvirtina, turbūt yra susidūrusi, kad tikrai tokie lyderiai gaisrininkai, jie atgraso ir turbūt neskatina dalyvauti bendrystės veikloje. Ir netgi rašo tokį komentarą, kad su jais nesinori susitikti net ir neformalio aplinkoje, ar ne, pavyzdžiui, parduotuviai, tarsi vienas nuo kito šalinamės, tai nes gali sulaukti priekaišto. Tai čia turbūt mano konferencijos pradžioje irgi tikslingas klausimas buvo, kaip čia mes tas vienas lietuvis į kitą galim petys į petį remtis. Dabar Giedrė, klausimas jums, garsinsiu Ingos klausimas. Jūs paminėjot labai gražiai, kad reikia, kaip lyderio organizacijos palaikyti, suteikti atsakomybės jų savo organizacijos ar bendruomenės nariams, bet patarkit lyderiui, ką daryti, kad neperspaust tų savo, nežinau, komandos narių galbūt arba bendruomenės narių, kai esi pats galbūt labai reiklus. Jo, iš tiesų, tai, bet čia, kai esi pats reiklus, šitas raktinis žodis. Iš tiesų, bendruomeniai, kad būtų labiau bendruomeniška, vis tik yra svarbu girdėti vieniem kitus. Ir net ir lyderiui reikia paieškoti to, ko vis tik ta bendruomenė nori ir koks yra tos bendruomenės apskritai poreikis. Ko ta bendruomenė siekia, tie žmonės, kurie įsijungia, ar ne? Ir kiek jie, nes nebūtinai viskas turi būti tobula. Čia vėlgi grįžtam prie to, kad turi būti ne tiek tobula, kiek gera būti kartu. Tai. Gerai, girdžiu labai, jūs taip teisingai kreipia turbūt, bet teorija atrodo paprasta, ar ne? Jo, žinau. Praktikoje kaip padaryti, ar ne? Nes Rasa klausia, kaip tokiems lyderiams persiorientuoti iš gelbėtojo į švyturį. Nes visi norėtume būti švyturiai, čia mūsų virš 50 dabar klausančių, susijungusių, visi turbūt norėtų būti švyturiais, ar ne? Ne vienas nenorėtų būti gelbėtojai, bet turbūt labai dažnai mes tokiais esame. Tai kaip pastebėti pirmiausia, kad toks esi ir kaip tada pradėti keistis, kas gali padėti? Čia galbūt, šiaip iš esmės, aišku, tie, kas yra gelbėtojai, jie ne veltui yra gelbėtojai ir greičiausiai jie yra visur gelbėtojai ar daug kur gelbėtojai. Tai nėra lengva paimti ir persijungti, nebebūti gelbėtojai, bet tai yra labai apie ribas pačiam savo, brėžti ribas, kur ir kiek aš galiu leisti savo savęs atiduoti. Tai va čia toks, ne visada žmogus gali apskritai tą savo pripažinti apskritai, kad aš per daug iš savęs visada reikalauju, per daug savo užsikraunu, per daug sprendžiu visų problemas ir taip toliau. Tai yra labai sunku pamatyti, bet pirmiausia, tai tikriausiai ir svarbu pamatyti, kad galėtum pradėti atpalaiduoti kažką ir kažką atiduoti kitiem. Kažkokius dalykus, kažkokias dalis tiesiog paleisti, kad jos bus taip, kaip kažkas kitas padarys. Tai čia toks. Matau, kad ir daugiau įsijungia klausytojai mūsų šitą tokią turbūt diskusiją apie tą švyturio gelbėtojo vaidmenį. Bet ar yra galbūt, Aistė klausia, lyderystės tipas, kuriame galima žongliruoti tarp abiejų turiu? Galbūt pirmadienį aš galiu būti gelbėtojas, o penktadienį švyturys, arba atvirkščiai? Įmanomas toks variantas, ar dažniausiai Iš tiesų, kaip, ta prasme, kad vėlgi
Yra daugiau, aišku, lyderystės. Šiandien nebuvo mano tikslas dabar atskleisti visų lyderystės formų, ar ne, bet galbūt tokias tik labiau, kas būdinga organizacijose tokiuose, ar ne. Ir paminėjau, bet tikriausiai vis tik, jeigu yra apie gelbėtoją, nu, kaip pats pavadinimas gelbėtojas, jis apskritai labai netinka prie lyderystės. Nes tai nėra lyderystė gelbėjimas. Gelbėjimas yra darimas už kitus. Tai vat, o lyderystė yra nedarimas, o būrimas. Tai čia būtų atsakymas, neišeis lyderystė tvari, jeigu šokinėsit gelbėto iš vis kada nors. Tai toksai čia momentas, kuris galbūt šitam kontekste, jisai toks truputį, kadangi lyderiai dažnai gal būna net ne tik lyderiai, bet ir apskritai, nu kaip gal kai labai mažas bendruomenės praktiškai darytojai vieninteliai, tai gal tai iš vis neįmanoma nebūti tuo gelbėtoju. Bet iš esmės vis tiek tai yra svarbiausia turėti minty, bent jau pradėti apie tai galvoti, kad tai pradėtų judėti link to tvaresnio buvimo lyderių. Tikrai ačiū labai, manau, kad čia taip įdomiai pagvildenom tą temą. Pabaigai aš turbūt gal nuo savęs dar vieną klausimą, aš atleiskit jo neužrašiau, bet aš įgarsinsiu jį. Nes tai peržvelgiau dalyvių sąrašą ir visgi žiūriu, kad mūsų šiandien susijungia daugiausia lyderės moteris savo organizacijom, savo bendruomenėm vadovaujančios. Tai Giedrė, norėčiau jūsų taip pasteirauti, kiek tokia lyderės vienatvė galbūt sustiprina tai, kad yra labai aukšti visuomenės lūkesčiai, galbūt bendruomenės lūkesčiai, būtent moteriai suvaldyti viską ir išlikti pasitikinčią savimi to pačiu. Aš galvoju, gal čia kitą kampą matyčiau labiau, kad galbūt gal pačios moteris labiau jaučia, kad jos turi būti kažkaip, jau jeigu jos lyderės, tai jos turi būti tvirtesnės ir stipresnės, kad įrodyt, kad jos gali būti lyderiam. Aš matyčiau, kad kaip šitą momentą, ne tiek, kad iš jų tikisi, kiek jos iš savęs tikisi daugiau. Kaip kad galbūt tam tokiam, kad lyderiai lik vyrai, nu, nesakau, kad dabar iš vis lyderiai vyrai būna labiau, bet toks galbūt vis dar jaučiasi kažkiek momentas, kad liktai moteris mažiau savim pasitikė būna. Tai čia vat, toks momentas galbūt. Tai čia turbūt jūsų pranešime irgi gražiai buvo ir pradėti jūs nuo tos tokios kolonos vaizdinio ir lygiai gražiai turbūt su ta sėkmės formulė, tą pirmąją jos dalim pabaigėt, kad leisti kartais savo turbūt irgi pajausti, reiškia šiek tiek atsipalaiduoti tą prasme, ką tu darai ir nebūtinai iš tavęs reikalauti per daug. Taip. Tai Giedrė, ačiū Jums labai turbūt už tą skirtą laiką šiandien mums, tikrai labai įdomu ir jūsų klausytis ir norėtųsi daugiau turbūt sužinoti, bet turime įdėti su mūsų programa, tai tikrai ačiū už skirtą laiką.